Tai labas rytas iš snieguotos, šaltos, apšalusios Švedijos. Palapinė visa mūsų blizga. Sniegučiai visur lupasi, viskas apšalę šakės. Bet ne, saulytė vat už kalniuko iškyla. Tai bus šilta. O, čia visai balta. Ką, žygiuosim. Mes čia mėgojom, ką tik šiandien prieš 2 minutės. Ir vakar visi šiti sausi buvo. O šį rytą ištirpo rasa. Šita visai iškirtų šalna. Ir šakė čia pasileido, tai mes gal laiku spėjom susiviniot meškerės. Kitai būtume biški turisėmę palapiniai. Nes va net ištaupė čiurleną, kur vakar galėjai ir nelaisvai perbrist. Tai taip sakyčiau, įdomiai. Taip dar nebuvo mums. Monika va šalioja. Mato su viena ranka su kamera. Bando nusiverst. Kas? Čia gal varlė? Sakė, varlė buvo. Manau, kad šitas varlės sušaltų. Ten pavėsiukas, tik škalnas biški užstoja saulytę. Matas jau su šortukais, su maikonsu. Tai biški teko paspartinti žingsniuką, kad greičiau už tą šalčio pabėgs. Nes taip jau žvarbok ant saulytės, tai visai kas kita. Jinai ten kai šildo, tai šildo. Monika taip už koją prisirengus savo ramiai. Žingsniuku savo. Kalnų aškytę va bėga. Pamojokit į kamerą. Pamojokit. O. Nu tikrai kalnų aškytas, tai jis ragiukais. Kągi, turim šiandien jau 5 kilometrus. Turim pirmąjį tiltą tokį didelį. Besisupantį. Toks tai labai jau judantis. Ten va matosi kryžiukas, yra meditacijos vieta pažymėta. Kol kas nematėm nieko medituojančio. Bet yra tokia opcija. Upė šniokščia, kriokliukas. Kalnai. Monika labai nedrąsiai per tos tiltukus eina. Turim šiandien 8 kilometrus jau. Saulytė šviečia, debesiukų nėra, realiai superovas. Už 2 kilometrų stosim pirmam valgymai. Bandysim tos liofilizuotus vėl čiupt turbūt. Nes nelabai ką turim, partuvė nedirbs. Arba batonėliai lietuviški dar. Arba šitie. Tai turbūt maistas normaliuose batonėlius bus desertai. Tada bus likę 33 kilometrai iki finišo. Tai va, taip ir gyvenam. Beveik atėjom. Bus maistelio, tualetas.
Ir parūkimas prieš pietinis. Gal jau pietinis? O jau po 11. Pats tas pusryčiam. Mes niekados neišsukam iš tako. Nu vakar, kai ėjom į namelį, tai išsukam. Ai, ne. Tai tas vienas tik toks buvo, matai. Nori pirmą perbėgt, kad aš tau neišsibočiau labai. Nu, atsiprašau tada. Pasistengsiu ramiai. O kas čia? Siurblys. Pasėdėjom ant staliuko, turim vaizdą ten, turim vaizdą čia, kur keliausim. Čia viena iš didesnių stodelių tokių, tai yra mediena paruošta šaltiem kūrenimam. Vidus, vat, viskas. Yra vat ženkliukai. Maudysitės? Ne? Žiūrėk, ar šiltas vanduo. Šaltas. Šaltas, aišku, šaltas. Sniegą, matai? Yra 3 ežeriukai ir va, pirmasis pasibaigia. Perteka į antrąjį. O mes žingsniuojame. Turime šiandieną 17 jau. 20, rimdau gal bus, nežinau. Pažiūrėsim, kur spotas geresnis, ten ir stosim. Tai labas vakaras. Šiandien sustojom po 19 km. Jūs nežinau, ar matot ar nematot, bet aplink mane, kad 200 mūsų skraido dabar šiuo metu. Tai jo, jau ir tingliukas stresą šoko. Žinau, ilgi rūbai, viskas ilga, kas tik įmanoma. Ir tos musytės, jos kanda, kur tai plėšia tą mėsą, kur iš karto belegai suskausta. Ui, nebenoriu aš jau tos gamtos, aš jau viešbutį. Tinklelį nuodų. Nes neįmanoma, net per kelnę kartais praseka kai kurios. Tai va, Monika jau palapinė įtaisyta, aš valgyt verdu kaip visados. Šiandienai pas mumis vakarieniai bus cashew nasi ir pasta al salmone. Tai tokie vat maisto pasirinkimai. Dar kažkas liko. Guliašas ir karis, jo 2 valgymai. Chicken curry, jo, vištienos su karine, karis. Tai va, rytoj eisim 6:20, liks 6, permiegosim, kitą dieną 6, sėdami autobus, važiuojam miestą dieną anksčiau. Ir ten kažką tais dar pakimarinam. Tai jau užtenka, orai šiaip superiniai, viskas džiugina, bet jau matyt užtenka. Tai va. Esam prie ežeriukų gražių įsikūrę. 3 ežerai ir realiai viskas paskutinis skilimas. 50 metrų, gal 60, tai visai apie nieką. Ir po jo vien tik tai žemyn, ar tai 500 metrų, ar kažkiek tais. Tai jau visai galiukas, ta pačiam gale palei Abisko ežerą tą nacionaliniam parke. Ten gal gražu turėtų būti, nes šitas etapas tai toksai. Yra gyvenvietė kažkokia Samių, kaip suprantu, ir čia turbūt keturračių yra išvažinėta ar kažkokių tais tokių visi tie takai. Tai labai brendi per košės eini, toksai nemalonus ėjimas, lentelės daug kur sulaužytos ir taip toliau. Tai nedžiugina šis etapas bent jau. Arba kad nugarą skauda. Kažkaip tais. Tai va, tokia situacija.